Įdaryta vištienos krūtinėlė su morkų muslinu. Vištienos įdarą paruošiame iš vištienos faršo, grietinėlės, apelsino žievelės, pistacijų, kiaušinių ir prieskonių. Įdarytas vištienos krūtinėlės kepame 15 minučių 180 laipsnių orkaitėje. Ruošdami morkų musliną, pirmiausiai supjaustome morkas griežinėliais ir verdame jas piene, kol suminkštėja. Išvirusias morkas pagardiname druska, įdedame sviesto ir sumalame. Padažui trumpai apverdame morkų, salierų šaknų ir cukinijos griežinėlius. Tuomet įpilame vyno ir grietinėlės. Pabaigoje sudedame sviestą, kad padažas sutirštėtų. Įdarą vištienos šlaunelėms ruošiame iš vištienos faršo, grietinėlės, kiaušinių ir prieskonių. Iš šlaunelių išėmė kaulos, į jas sudedame faršą. Džiovintas slyvas pamirkome raudoname vyne, nusausiname ir taip pat sudedame į vištienos šlaunelės. Vištienos gabaliukus pašlakstome alyvuogių aliejumi, suviniojame į foliją ir kepame 20 minučių 180 laipsnių orkaitėje. Gamindami raudono vyno ir spanguolių padažą, pirmiausiai karamelizuojame cukrų, įpilame vyno ir verdame ant mažos ugnies, kol padažas sutirštėja. Pabaigoje sudedame spanguoles.